Ariogalos gimnazija tai ugdymo įstaiga, kurios istorija prasidėjo dar 1944 metais Čėkuvos dvare, o nuo 1956 įsikūrė ir Ariogalos miestelio centre. Čia yra puoselėjamosios senosios tradicijos ir vertybės, kaupiama istorinė patirtis, tačiau būdama tūkstantmečio mokykla kuria ir inovatyvias erdves. Mokykloje kasdien. Mokinių pilni koridoriai, šviežių bandelių kvapas, nerimastingas kitos pamokos laukimas, draugų pokalbiai ir juokas. Tai yra mūsų pertraukos. Tačiau per jas ilgai neužsisėdime, nes skubame į įdomias ir įtraukiančias pamokas, sportinės veiklas bei fizinį aktyvumą. Ar mes čia tik mokomės? Ne, mes mokykloje ir švenčiame. Minime valstybinės šventes, tokias kaip sausio 13, vasario 16, kovo 11. Esame susitelkusi ir pilietiška bendruomenė. Neatsiejamas nuo mokyklos gyvenimo yra ir šimtadienio, paskutinio skambučio bei išleistuvių šventės. Taip pat smagiai leidžiame laiką minėdami ir mokytojų dieną. Nuo mažiausių iki didžiausių, kiekvienas atrandame savo mėgstamą veiklą. O kaipgi be gimnazijos mokinių tarybos, kurie rengia eglės įžiebimo šventę, karnavalą ir įtraukia visus mokinius į aktyvią popamokinę veiklą. Buvome, esame, būsime.